Tai labas visiems. Tęsė mūsų sesiją su mano kolegė, sertifikuota tarologė, numerologė. Ir ką galiu pasakyti, jinai yra tikras skaičių pasaulio žinovas, atsiprašau, kuris gali papasakoti jums viską apie jūsų gimimo datos skaičiukus. Šį kartą paprašiau Danutės pasidalinti apie skaičių 3. Prašom, Danutė. Taip, labą dieną, malonu, kad pristatėjai. Taip, šiandien mes vakar šnekėjom apie 2, šiandien pašnekėsim apie 3. Numerologijos skaičius 3, 3, 3, 3 yra itin stiprus dėl 4 trejetukų pasikartojimų. Šis skaičius laikomas ypatingu, nes jis jungia skaičių 3 energiją. Sustiprinamas jo poveikis 4 kartus net. Štai, ką jis dažniausiai simbolizuoja. tą mes ir paanalizuosime. Skaičius 3 susijęs su kūrybinė energija, įkvėpimu ir meninė išraiška. Rodo didžiulį potencialą kūryboje, talentų plėtojimą ir įkvėpimą. Vadinasi, pas ką yra labai daug skaičiukų 3, gali būti kūrybingi žmonės. Menininkai, dainininkai, aktoriai ir taip toliau. 4 trejetukai rodo ryšį su dvasinė energija. Tai ženklas, kad reiškia išlaikyti balansą tarp kūno, proto ir sielos. Šis skaičius dažnai pabrėžiame atvirumą bendravimą, empatiją ir gebėjimą užmegzti stiprius ryšius su kitais. Skaičius 3 simbolizuoja džiaugsmą ir optimizmą, 4 trejetai ragina išlaikyti pozityvią energiją gyvenimą net sunkiais laikais. Daugelis mano, kad skaičius 3 yra dvasinis ženklas, kad esate apsuptas aukštesniųjų jėgų. Tai pabrėžia angelų ir visatos energiją. Tai gali reikšti, kad einate teisingų kelių ir turite pasitikėti savo intuiciją. Ką daryti, jeigu mes matome tą skaičių 3? Tai jau 3, 3, 3, tai sakytų, o, tuzinas, velnio tuzinas, blogas skaičius. Ne, negali būti taip. Atsižvelkite į tai, kad kaip į ženklą, kad turi įsiklausyti savo vidinį balsą, kūrybinės galimybės. Susisiekite su teigiama energija ir patikėkite savimi, atkreipkite dėmesį į aplinkinius. Galbūt jums daugiau bendradarbiavimo ir pagalbos reikia. 333 numerologijoje reiškia stiprų dvasinį emocinį potencialą. Tai ženklas, kad gyvenime reikia daugiau drąsos, kūrybos ir ryžto su kitais. Tai toks mūsų šiandienos yra trejetukas. Stiprus, galiu pasakyti, tikrai labai stiprus skaičius. Jau kas, pavyzdžiui, gimimo datoj turi tą 333 arba daug trejetukų, tai jau žmogus tikrai yra kūrybingas. Tai jau tikrai. Panalizuokime savo, kaip pasakyti, gimimo datą, išsiskaičiuokime pas numerologus, arkanus, ar kas Pitagoro teoremas naudoja ir matys, koks jis yra žmogus. Tai aš, Danutė, iš tavo to pasakojimo jau netgi apie trejetuką, nors dar yra tų skaičių tik tai pati pradžia, supratau, kad numerologija padeda žmogui suprasti jo silpnasias ir stipriasias savybės. Taip, tiesiog net žmogus gal pasirinkdamas savo profesiją, net nežino, kad jis tikrai pasirinko tą profesiją pagal savo gyvenimo gimimo datą, pagal savo skaičiukus, pagal savo žvaigždyną ir taip toliau. Nes tikrai, kitą kartą ar tie menininkai, ar aktoriai, ar dainininkai, jie iš prigimties yra, o paskui net nežino, kaip pasiskaičiuoja. Ale tikrai. Arba verslininkas, kuris stiprus savo energiją, lyderystę, kaip pas tave. 1, 1, 1, 1. O gal tu net nežinojai, kad tu užgimęs lyderis. Taip ir pasižymė. Jo, nes anksčiau nebuvo, o jeigu buvo, tai buvo viskas suslaptinta, visos teoremos, Taip, tokie mokslai buvo šiek tiek jie, prislopinti, prispausti. Tie mokslai anksčiau tokie atrodė, kad čia tai yra raganų kažkoks tai mokslas, demonų kažkoks tai mokslas. O pasirodo, čia visiškai galimas mokslas, kurį gali
įkirsti praktiškai, nu, gal ne kiekvienas žmogus, bet iš esmės, jeigu žmogus nori tai supras, jisai tai ir supras. Taip, be abejo, jeigu jis norės mokintis, jis gali išmokti ir pritaikyti savo gyvenime bet ką. Tai trejetukas irgi yra geras skaičiukas. Labai. Trejetukas man irgi patiko, kai aš ėjau į mokyklą, buvo 5-balė sistema. Trejetukas buvo ne mano draugas, bet aš galvodavau, jeigu gausiu trejetuką, tai nėra blogai, kad jisai beveik yra per viduriuką ir jau einantis link 4. O tuo metu, kai mokinausi aš, buvo pats geriausias 5-tukas, bet jeigu tu mokiniesi 4, tai būdavo visiškai gerai. Trejetukas buvo toksai spyris, kad ne 9-tukas, bet ir ne 4. Tai va, Nu, dėl to čia man mes biski eisim aukščiau, nes čia ne 10-balė sistema yra, bet angelų sargų numeriai yra nuo 0 iki 9. va, nuo 9 iki 9. Tai va, ačiū šiandien, Danutė, tau už tą trejetuką ir visiems, kuriem patinka mūsų sesijos, kurie tikrai nori išgvildenti tą savo skaičių magiją, savo gimimo datos magiją, arba šiaip, vat, kreipkitės į numerologus, o apie Danutę galiu pasakyti tik tai tiek, kad tikrai gali jum padėti ir jinai gali ne tik su skaičiukais, bet ir su taro kortom, kadangi jinai yra tarologė ir kiek žinau, ir Danutė dabar patvirtins, kad taro kortos pasako tik tai, kas, o žmogus gali pakoreguoti savo gyvenimą, ar taip? Taip, be abejo, teisingai, Jūrate, tu visiškai teisi. Taro korta mum kaip padėjėjas yra. Jinai tiesiog mus nukreipia tuo keliu, kuriuo mato teisingiausia. O kai pats likimas žmogus susidėlioja, tai jau jo tik tai norais ir galimybėm. Tai va, tai pažiūrėję šį video, bus apačioje padėtus Danutės koordinatės, tikrai rekomenduoju, susisiekit, pasikalbėkit giliau, nuodugniau, o šiai dienai ačiū visiems ir iki kitos sesijos bus 4. Taip, 4.